Pirmiausia, plastikinė plėvele uždenkite namo sienas, šalia esančius augalus ir kitą, kad plaunant terasą neužtikštų ploviklio. Nuplaukite terasą vandeniu. Jei naudojate aukšto slėgio plautuvą, nelaikykite purkštuko pernelyg arti medienos, nes stipri srovė gali pažeisti jos paviršių. Šlapią medieną vienodai padenkite terasų plovikliu terasija kalustepesu. Terasams skirtų šepečių nušveiskite purvą ir seną aliejų. Mediena turi būti visiškai švari, nepurvina ir neriebaluota. Nuskalaukite vandeniu ir leiskite medienai visiškai išdžiūti. Dabar galite šlifuoti. Pritvirtinkite šlifavimo popierių prie terasų šlifavimo įrankio. Naudokite teleskopinį kotą, bus lengviau dirbti. Nušlifuokite aštrias briaunas, atplaišas ir nelygias vietas. Papildomai nušlifuokite visą paviršių, kad juo iš tiesų būtų malonu vaikščioti basomis. Tinkamu šepečiu pašalinkite visas šlifavimo dulkes. Dabar galite dengti naują apsauginį terasų aliejaus sluoksnį. Nuo terasų šlifavimo ir aliejavimo įrankio nuimkite šlifavimo plokštelę ir pritvirtinkite aliejavimo kempinę. Patarimas: nealijuokite esant saulėkaitai ar lyjant. Mediena turi būti sausa ir vėsi. Šiame filmuke mes naudojame terasų aliejų, bet aliejavimo kempinę taip pat galima naudoti medienos dažyviai bei kitai medienos apsaugos priemoniai dengti. Denkite medienos pluošto kryptimi, po kelias lentas vienu metu. Patarimas: nepamirškite teleskopinio koto. Aliejavimo kempinė paskleidžia aliejų plonų bei vienodų sluoksnių ir leidžia lengvai padengti visas vietas, net kampus ir prie pat sienų. Sunkiau prieinamoms vietoms ir mažiems ploteliams gali prireikti teptuko. Paruošta. Leiskite išdžiūti ir mėgaukite savo nuostabia terasa.